Viceministrė, pirmiausia, šiandienos darbotvarkė, kokius jūs tos pagrindinius klausimus matot, kalbant apie Ukrainą ir Rusiją? Tai pagrindinis klausimas, aišku, yra parama Ukrainai, kad vykstant dabar dėrybiniam procesui, kad parama Ukrainai nemažėtų, kad jinai būtų išlaikoma, toliau stiprinama ir čia, aišku, yra svarbu ir paskolų įšaldytų vadinamasis klausimas, kadangi finansiškai svarbu užtikrinti tolimesnį parama europinio pažado, ES pažado dėl 2 milijonų 155 amunicijos, kad pasiektume ir man atrodo, kad čia neblogai esam situacijoje, bet dar reikia pasitemti ir dar per mėnesį pabaigti sugeneruoti. Ir čia šito vietoje mes irgi prisidam ir jau šiais metais iki 13-14 tūkstančių esame suteikę Ukrainai paramos šios iniciatyvos kontekste. Ir aišku, tolesnės diskusijos dėl ES misijos, mokymo misijos Ukrainoje, dėl jos tam tikro restruktūrizavimo, veiksmingumo, kadangi jinai sėkminga, tai svarbu toliau tęsti. Mes žinome, kiek ilgai apskritai ES užtrunka visi klausimai svarstyti. Dabartinis kontekstas, kuriame ir susitinkama, tos taikos galimos dėrybos, kai yra suintensyvėjimas. Ar jūs jaučiate, kad Europos partneriai irgi labiau skuba, ar kad ir apie tą pačią paramą, pagalbą, įšaldyto turto panaudojimą kaip tik, sako, gal biškį luktelkim, pažiūrėkim, kuo baigsis? Tai nėra lengvos diskusijos, kaip žinome, tačiau visi suprantame, kad Ukrainai labai svarbi ta finansinė parama, kadangi per metus reikia didžiulio paketo finansinio iki 130-140 milijardų, tai čia akivaizdus, kad toksai labai stiprus finansinis šaltinis, kurį būtų galima čia ir dabar išnaudoti. Nes šalys jos prisideda, tačiau tokius resursus ir taip greitai surasti nėra taip paprasta. Tai kaip žinia, yra ir instrumentai europiniai, kuriuos irgi šiandien diskutuosime. Tai yra vadinamasis seifo mechanizmas, kuriame ir Lietuva prašo paskolų ir čia irgi vertinamos yra galimybės ir šalis tos, kurios dalyvauja, kaip galėtų prisidėti prie Ukrainos. Taipogi ir tas vadinamasis EDIPas, kuri yra Europos gynybos pramonės programa dar iki daugiametės finansinės perspektyvos. Ir čia irgi dalis Ukrainai. Tai yra dar šie instrumentai, kur irgi taipogi ES šalims labai svarbu matyti irgi išnaudoti ir padėti Ukrainai. Kalbant apie SAFE programą, vakar berods buvo terminas, kada šalis turi pateikti savo tuos projektus. Ką Lietuva pateikė, už kiek? Tai mes pateikėme už maksimalę sumą, kokią mums buvo suteiktos lubos tos 6,375 milijardo eurų ir mes esame pateikę projektus, apie 50 projektų, kurie turėtų būti finansuojami. Ir dalis, aišku, bus nacionališkai, kadangi nacionalinė išimtis dar galioja iki kitų metų gegužės mėnesio pabaigos ir taipogi, aišku, tarptautiniai projektai, bendradarbiavimas, kadangi irgi čia seifo vienas iš tokių tikslų, kad irgi paremti europinę gynybos pramonę. Tai mūsų esam pateikę, toliau dirbsim, kadangi dabar prasidės irgi Europos komisijos vertinimas ir toliau žygiuos į tarybos sprendimus ir tada, kada ateisime iki pavasario mėnesio, kada bus galima tikėtis jau tų vadinamų tokių avansinių mokėjimų, kadangi didžioji dalis pačio finansavimo bus jau kitų metų antroje pusėje. Tie mūsų projektai, suprantu, kad gal ir negali detaliai jų atskleisti, bet jie orientuoti į technikos įsigijimus, į dvigubo paskirtį. Būtent, tai yra vis tiek mes labiausiai orientuojamės į mūsų divizijos, nacionalinės divizijos plėtrą ir patys stambiausi kontraktai, jokia čia paslaptis, kaip ir tankų kontraktas ar vikšrinių pėstininkų kovos mašinų, tai čia yra milijardiniai kontraktai, kurie tikrai patenka į seifo lėšas ir čia turės būti finansuojami. Taipogi ir kiti dalykai, kaip oro gynybos sistemos arba dronai, antidroninės sistemos, taipogi labai svarbu amunicija, kadangi puikiai suprantame, kad mes galime tas platformas ir įsigysime platformas, bet labai svarbu bus amunicija įvairaus kalibro. Tiek mūsų įsigijamoms mašinoms, tiek tankams, tiek pėstininkų kovos mašinoms, bet taipogi ir kitiems dalykams ir prieštankinės kovos sistemom ir taip toliau. Viceministrė, vakar vėl vakare buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla ir tai jau dabar būna spėliojama, ar šiandien bus uždaryta ar nebus uždaryta. Girdėjome premjerę sakant, kad balionai skrido ir greičiausiai skris. Ar mes taip ir turime visi tai žiūrėti, ar yra kažkokios priemonės, kurių dar galima imtis, kad jie visgi neskristų?
Tai šiandieną irgi taipogi mes kelsime kaip atskirą klausimą dėl šitos situacijos. Ir mūsų bus viena iš linijų, kad mes prašysime tam tikrų inovatyvių sprendimų, kadangi puikiai suprantame, kad tai nėra toks technologiškai paprastas klausimas, tarkime, nuleidimas šitų balionų ir mes darbuojamės kartu ir Lietuvos verslas, ir įvairios kompanijos, ir taipogi Lietuvos kariuomenė dirbame, kad pasižiūrėti, kokie čia galimi tie sprendimai. Tai tas testavimas jisai vyksta nuolat, tačiau, kaip minėjau, dabar tokių stebuklingų sprendimų čia ir dabar kol kas nėra, bet aktyviai ties to dirbame. Tai kaip minėjau, šiandieną kelsime tą klausimą dėl inovatyvių sprendimų. Kitas dalykas tikrai bus dėl politinio spaudimo, solidarumo tokio iš ES pusės, kad mes irgi spaustumėm Baltarusijos pusę. Na ir taipogi, aišku, yra ir sankcijų klausimas, kuris čia jau daugiau yra per užsienio reikalų ministerijos pusę einantis. Kokios yra tos inovatyvios galimos priemonės? Mes suprantame, kad mūsų turbūt tikslas ir ypatingai iš krašto apsaugos sistemos žiūrint, kad pabandyti visų pirma nuleisti tuos balionus. Ir čia suprantama, kad techniškai yra gana didžiulis iššūkis, kadangi tie balionai pakyla labai aukštai ir jų numušimas yra techniškai sudėtingas tokiam aukštyje, ypatingai dabartiniam dar sąlygom oro, kada vyksta apledėjimai ir taip toliau. Tai bandome ir vertiname visokius sprendimus ir pasitelkėme taipogi ir partnerių paramą ir vertiname, ką gali pasiūlyti ir mūsų artimiausi sąjungininkai. O mes apie kokį čia laiko rėžį kalbame? Po poros savaičių, po mėnesio, po pusmečio gali būti bandomi jau tie technologiniai? Ne, tai jie vyksta ir dabar. Mes ir dabar tai bandome. Ir, kaip pasakyti, tai yra kiekvieną dieną vykstantis darbas. Ir tai vyks tol, kol mes surasime tuos sprendimus. Kadangi tokia situacija yra, kad nėra dabar pasaulyje galbūt tokių, tos vadinamosios tokio magiško sprendimo, kad kaip čia juos nuleisti čia ir dabar, nes yra tam tikrų irgi rizikų. Tai mūsų siekis surasti kuo greičiau tuos sprendimus. Viceministrė, kadangi nepavyko rasti darbotvarkės, kodėl šiandien jūs, o ne ministras? Tai kaip žinote, tragiškai žuvo belgų karys ir ministras pasiliko Lietuvoje iš tikrųjų padėti, irgi išreikšti ir solidarumą ir visaip kaip paremti Belgijos karius ir kario šeimą, artimuosių situaciją ir padėti visaip kaip, kad tikrai išreiškiant tą solidarumą ir padėką mūsų belgų sąjungininkams ir tą irgi šiandien taipogi išreikšime čia ir Briuselyje. Ačiū. Can I ask you one question, please? In the American plan for Ukraine, which points in this plan do you think it's negotiable? It's something you can build on? Our position is that we have to achieve long-lasting and just peace, and let's say elements which may tend and which may think or allow to think us that would not, bring into that long-lasting and just peace. So that would be, contradictory to the possible this let's say agreement. So let's see how it goes. But in the end, it is very important that Ukraine stands strong, that we maintain a strong support for Ukraine. That Ukraine remains territorial integrity, and also very important that in those, let's say, negotiations, Europe would have voice, because that obviously has a direct consequence to European security, all the situation and how it evolves. And of course, let's say, Ukraine has to have means to, let's say, also to safeguard its security after this whole agreement. So let's go. Yeah. Could you comment on the ongoing provocation from the territory of Belarus and Lithuania? And what Lithuania is going to do with that? On this Belarus situation. So this is, as you know, already lasting for, let's say,
in this intensive active phase for a couple of months, and we see that this is a hybrid activity against Lithuania, because it's very would be otherwise difficult to think, because that affects very directly our activity of our airport, and it is not allowable, so to say, to have, every day and every night to have a closure of airport. So we have really to, from our side, we are taking national measures how to deal with that situation, meaning from technical point of view, and trying to confront and, let's say, the balloons, but also comes here the political, let's say, pressure, sanctions, solidarity, and that's what we're going to discuss today as well.